Labas rytas visiems, kas žiūri. Labas rytas šeimyna. Labas rytas žmona, mama, Domai. Tau labas rytas. Labas rytas ir visiems žiūrovams. Leisimės į nuotykį. Kas manęs nepažįsta, esu Domas. Labas rytas ir visiems ten, ką pažįstu ir panašiai. Važiuosim į Velsą. Velsą važiuosim. Važiuosim su Campervanu. Campervaną parodysiu neužilgo. Paskui gal padarysim detalę apžvalgą. Visokių gadžetų. Visko, kaip ruošiausi, kaip nežinau. Nežinau, pirma kelionė. Pažiūrėsim, kas bus. Pakuojamės ir važiuojam. Taip, paskutiniai pasiruošiamieji darbai. Rakinam namus. Išvažiuojam į nuotykį. Aišku, akiniai pasiliko kitoj mašinoje. Tai dar nerakinam namų. Dar važiuojam. Einam, tai yra. Dar vieną dalyką parodysiu. Pažiūrėsim, čia galim perėti. Negalima. Gerai, supratau. Prieš kelionę. Tadai dabar pasijuoksi. Hado. Motoguris rekomenduoja. Motoguris žino, ką sako. Tai turbūt pilsim į variklį. Variklis pravažiavo 180 000 mylių. Tai daug. Bet jeigu kuris sako, kuris žino, tai va. Pilam. O. Darova. Reikia. Matai? Jau kritika Hado. Prasisuka. Ai. Pagaliau. Hadas sutvarkyta. Da. Tai va, gerbiami žiūrovai, kelionė vyksta, kol kas viskas gerai. Kažkaip stengiuosi galvoj pereit per daiktus, kur ėmiau. Viską lyg ir paėmiau, lyg ir nieko nepamiršau, bet praktinis patarimas keliaujantiems, tai
Svarbiausia, nepamirškit savo mėgstamiausių kojinių, apatinių ir banko kortelės, o visą kitą tai galima įsigyti, čia nereikia daryti problemų. Bet aišku, smagiau yra valgyti iš bliūdelio, kur tu visą laiką valgai, iš šaukštų, su kuriuo tu visada valgai. Va, tai tokie maži dalykai, juos reikia pagalvoti, jų negalima pamiršti. Vienas dalykas neramina, tai oras slėgė, padangų slėgis. Buvau sustojęs, pamatavau, tai visur yra apie 2-4 baro, 35 PSI. Matuojam PSI, čia pagrindė viską. Tai paklausiau ChatGPT, kaip be jo. Pažiūrėjau ant padangų, tai galim pūsti iki 69 PSI, čia barais nežinau kiek yra. Rekomendavo priekį pūsti 55, galė 65, nes daugiau pakrauta visko. Buvau sustojęs vienoj degaliniai, bet kažko ten tas aparatas pinigus tik paėmė, o pripūstai kažkaip nelabai pavyko. Tai važiuoju dabar į kitą degalinę, žiūrėsim, kaip bus toliau. Pati kelionė be jokio didelio plano. Važiuosim paveizėti, kas ten velse gero. Norėčiau kokį krioklį pamatyti ten. Dar visokių gražių vaizdų pasigrožėti. Nes tikrai žmonės sako, kad gražu yra. Tai iki greit. Tai va, pirmas kamštis. Važiuoju dar 180 mylių. Kamštis čia kažkur prie New Marketo. Bet geras naujienos. Užsipumpau orą. Tai va, padangų slėgis geras. Aišku, atsiminiau, ką pamiršau. Galėjau paimti raktą su Newton metru, kad paskui galėčiau ratus pasitikrinti. Čia iš gyvenimo inkile išmokau. Bet nesitikrinsiu, nes pamiršau. Tai patikrinu prieš išvažiuojant, manau, bus gerai. Padangos oro pripūstos, o kamščiai mum nebaisus, nes mes turim kampervaną. Tai net jeigu ir uždarys kelią, galim stot valgyt, pusryčiaut. Dabar yra kovo 30, 9:30, negali būti 10:30. 2026, važiuojam į Velsą. Iki greito. Gerą dieną dar kartą. Sustojom. Važiuoti liko mažiau nei valanda, bet jau dabar yra gal apie pirmos ir turbūt laikas bus valgyti pusryčius, o? O pusryčiam valgysim mes dešrainių. Tai tuoj viską susipakuosiu, išsipakuosiu ir pažiūrėsim. Čia rodo, nerodo, ne? Paskui pareguliuosim. Tai va, pavalgysim porą dešrainių. Tada, kad atvažiavus į vietą, nereiktų iškart pult valgyt, o kol nuvažiuosim dar ir susikratys truputėlį maistelis. Vakarui buvo planas žvėrienos, burgeriukų. Čia yra bembė mėsa, kaip aš sakau. Mundžiako mėsa. Labai skani gardi mėsytė, maišyta su taukais kiaulės. Dėl to, kad kitaip būtų labai sausa. Tai nežinau, ar gal iki vakaro ir atitirps, dėl to, kad apipyliau dar druska. Tai va, paskui ir žiūrėsim, bet jau matau, va, lūžinėja gabaliukai. Tai manau, atitirps. O dabar einu viską susiruošiu ir kepsim dešrainius. Grįžtam į meniu. Ne meniu. Čia šiaip. Oi, koščia.
Palauk, taip. 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 Nu, ko taip sunkiai. Palauk, čia taip. O. Taip. Dešrainis. Bandelės. Visą laiką reikia pakepti bandelės. Aš manau, kad tai yra tikrai gerai. Nes tai yra žymiai skaniau. Ir kokybiškiau. Valgyti skaniai mums reikia. Nes, taip reikia. Kam valgyti neskaniai, galima valgyti skaniai. O, nieko įspūdingo. Paprastos dešrelės. O, kepsim šiek tiek. Paprastas burger sorsas. Irgi nieko labai įspūdingo, bet mums atostogos mes galim valgyti nelabai gerą maistą. Yes. Visą laiką darau burgerius. Visada atsimenu, kai buvau labai mažas, kokių 6 metų. Ir aš nuvažiavau į Palangą su tėvais. Ir kaip tada atsimenu, ne burgeris, dešrainis kai darau. Ten buvo dešrainiai po 5 litus, man atrodo. Ir kaip šiandien pamenu, tai buvo skaniausias dešrainis mano gyvenime. Pats skaniausias. Ten buvo agurkas, svogūno įdėta. Pomidoro, aišku, aš neprašiau, nes nevalgau. Nu, žodžiu, be galo skanus. Vienas iš tokių labai smagių atsiminimų iš vaikystės. Tai va, tikiuosi ir jūs tokių turit. Nu, bandelės čia jau kaip ir pašilo. Tai galim greitai. Taip, šitą patraukim kol kas. Šitą taip, šitą taip. Šitą taip. Aliejos galim ir nedėt net. Pašildykim. Iškepsim. Taip, į bandelę dedam, gražiai, kad jie reikia, kad pasidarytų. Taip, o. Tai va, kiek metų gyvenu Anglijai, niekada nesu valgęs gardaus dešrainio, išskyrus savo. O, nežinau, kodėl jie čia nesugeba padaryti gardžių dešrainių. Atrodytų taip paprasta, bet dažniausiai bulka būna visa kažkokia. Tiesiog bulka tokia, da. Tai va, dėl to visą laiką mėgstu pakepti. Dešrelės irgi būna dažniausiai pačios pigiausios, pačios siaubingiausios, pačios, nu ne kažką tikrai. Va, o ten apie kažkokius pagardukus, dar kažką, tai čia, oi, pamiršti žmogus gali. Pažiūrėkime, tai peilį turiu čia. O, turiu ir peilį. O, taip. Peilį. Peiliu bus galima biškai tai padaryti. Galima įpjaut. Tada kažkaip geriau pašyla. Arba ne. Gal dar šlakelį aliejaus įpilsim dar. Kad jau būtų visai gerai. Taip. Aliejus čia. Visą litrą pasiėmiau. Turbūt 900 gramų parvešiu. Arba išpilsiu, žinot mane. O. Kaip sako Gordonas Ramsas. Just a touch. Touch of olive oil. More power. Važiuojam. Va, taip gerbimieji. Kampervano turą gal padarysiu paskui, kai jau įsikursiu nuvykęs į vietą, nes pats neįsivaizduoju, kaip tai atrodys, kas tai bus, ką ten veikti, kaip atvažiavus, ką daryti. Žalio supratimo neturiu, tai bus nuotykis man, jum, o gal kam nors dar bus ir naudinga net. Kas žino, keliaujančių, manau, tai yra nemažai, vis tiek. Tai va. Praktiškai viskas kaip ir beveik čia ready, sakau, dedam burgerio sosą. Ir valgysim, nieko čia įspūdingo, bet užkimšim skrandį. Tai va, iki kito karto. Tai va, gerbėmieji,
Nepraėjo ir kelios minutės. Jūsų teismui kulinarinis šedevras. Net aš norėjau jums parodyti, kas patinka man dalykas, tai va, sako vietiniai, every day is a school day. Ir žmogus gyveni ir mokaisi. Žiūriu, o kas čia? Kažkokia lenta metalinė. O čia magnetas. Čia galima viską laikyti, primagnetavus. Labai gerai. Tai va, dešrainiai gavo skanus. Trūksta, aišku, svogūno, agurko trūksta, salotos trūksta. Bet bus gerai. Vis tiek geriau negu pirktiniai. Ačiū. Kitą kartą susitiksim jau vietoj, kai būsiu. Nu, štai jau kaip ir baigiame atvykti. Kas čia laukia, nežinia, bet įdomu. Ir gražu, jau tikrai gražu. Gražus vaizdai, kalnų nėra. Kol kas, sakyčiau, toks lietuviškas kraštovaizdis. Kurortinis toks. Birštonas, o gal ne Birštonas, nežinau, bet gražu. Rodo, čia liko apie keli šimtai metrų. Reiktų nepravažiuoti. Delamere Farm Shop. Toliau važiuokime. Pasigrožėkim. Per žiedelį tiesiai. Tiesiai. Aha. O kas čia? Aha, čia pats miškas. Mums rodo važiuoti dar toliau. Pavažiuokim visi kartu. Čia tiltas virš geležinkelio buvo. Čia aš jau matau, kažkur čia jau reikės įsukinėti. Yay! Camping and Caravaning Club! Sveiki atvykę! Aš tai memberis. Turim membershipą. New arrivals, please keep left. Labai gerai. Ok, štai ir atvykome. Čia sustojame ir einam pasižiūrėti, pasisveikinti. Paskui pažiūrėsim pas toliau. 3, 2, 1, važiuojam. Negalėjau susilaikyti. Taip. Sveiki, turbūt turiu paskutinį kartą šiandien. Dabar yra 4:30, atvykau į vietą. Labai draugiškas iš tikrųjų. Čia personalas toks didulė palydėjo, papasakojo, paaiškino viską, kas, kur, kaip, ką, su kuo, kame. Bus ilgesnis dabar šiek tiek tas įrašas jau. Papasakosiu apie karavano vidų turbūt, apie išorę nepasakosiu, oras prastokas, jaučiuosi šiek tiek pavargęs, visgi nuvažiuota yra iš 300 km. Apie vairavimą, iškart prie temų užsirašiau, visiems papasakosiu. Nežinau, aišku, čia vairuotojų profesionalų, kas žiūri, tai neaktualu, bet kas ne profesionalai, tai aukštas šitas yra crafteris, aukščiausias ir ilgiausias, ir visgi, kai yra stiprus šoninis vėjas, reikia laikyti vairą, nes tikrai jaučiasi, kad mėto ir vieto po kelią, o paskui, kaip ir matysit, vis tiek yra spintelės sudėtos, sukabintos viršui, tai svorio centras yra aukščiau negu kitose mikroautobusuose gaunasi. Dėl to ir pats stabilumas kelyje jis šiek tiek nukenčia, tai turėkit raumeny, kai vairuosit
Va. Barduotojų metu štinytės. Kaip filmuose. Sak norėjau tai padaryti. Va. Nepaėjo. Žiūrim faršą. Faršas šiek tiek atšalo, tai yra atšilo. Dar ne iki galo. Bet tai aš dar ir neskubu valgyti. Esu sotus. Nuo tų 2 dešrainių. Pipirų įdėjau taip, normaliai. Man bus skanu, kitiems nežinau. Negarantuočiau. Tai va, kadangi subaršiau su druska, irgi toks life hackas. Gal kas nežinot. Vis tiek druską dėsite faršai, burgerius. Tai dėkit geriau, kai sušalė, tai tada greičiau atitirpsta. Jeigu druska tirpina ledą, nu tai tirpina ir faršą. Per daug druskos gali širdį ištirpinti, paskui irgi, sako, kemšasi ten viskas. O, tai va, tai toks va permaišai. Tai, prašau. Tai čia bus faršo betvarkė. Tai va, gerai. Kol kas šitą paliekam. Paliekam. Dabar pabandysiu jums papasakot keletą temų užsirašiau. Ką pamiršau? Ausų krapštukus. Na, labai man patinka pasikutenti savo ausį, ten visur viską, tai, nu, nieko tokio, bet kokiai turbūt rimtesniai degaliniai nupirksim. Taip, kampervanas yra gan sunkus, nors turėtų būti iki 3,5 tonų. Krafterio stabdžiai yra tokie įdomus, juos reikia labai pedalą spausti. Daug. Tai irgi, kas vairuosit, tai atsiminkit, kad sustabdyti, kai esi su pavara, yra žymiai lengviau, negu kad riedi laisvu. Tai tikrai neredėkit laisvom pavarom. Patarimas mano, nes paskui prisiriedėsit. Taip, daugiau. Pažiūrim žemėlapį. Aha. Jau location, home, pažiūrėkim. Kažkas čia. O. Taip. Persisukam kamerą. Ei. Nu. Gerai, to išjungiu ir įjungiu iš naujo. Žiūrėk, netaip neišjungia. Taip. Techniniai buvo nesklandumai. Jau viskas turėtų būti gerai. Rodau žemėlapį. Esu prie Liverpoolio. Atvykau iš Felixstovo. Kiek čia rodo mums važiuoti? Mums važiuoti rodo laiką, bet ne... Kas čia dar? Bet ne kilometrus. Maibėsas. Tos kilometrus. 236 mylios. Nu tai va, 1,6 pasidauginti. Dar dalykų norėjau parodyti. Gadžetas. Wi-Fi'aus donglas. Žodžiu, man tai buvo naujiena, kai kuriems turbūt bus ne naujiena. Dėdė 4G kortelė, šitas ne 5G, 5G labai brangius. Keli šimtai, šitas 40 svarų. Pakrautas apie 10 valandų laiko. Dėdė kortelė duomenų. Prisijungiava. Ir padaro Wi-Fi tinklą. Kaip tik vakar su kolega, trečius Heroesus beldėm. Dedu ant stogo, nežinau, čia geriausia vieta, bet logika sakytų, kad geriausia, bet patikrinsim su laiku.
Taip, toliau. Kas toliau? Ko čia dar buvau užsirašęs? Vidus, taip. Taip, tai sveiki atvykę į karavaną. Karavanas skirtas man ir šeimai. Ketiname važiuoti atostogauti, kadangi šiuo metu šeimyna atostogauja Lietuvoje. Kad jums visiems nekiltų klausimų, paaiškinu. Tai aš nusprendžiau paatostogauti Velse. Taip. Tai vėlgi, čia yra Volkswagen Crafter 2008 metų. Durys, langas. Langas turi žaliuzes, tokias. Jeigu reikia privatumo kažkada vis tiek reikia. Stoglangiai. Kabina. Matom štai karavanai kiti. Toks aikštelė. Čia vanduo yra. Apie išorinius ampervano dalykus paaiškinsiu. Kada kitą kartą standartiškai bluetoothai, visokie, viskas. Televizoriukas, bet nežinau, kas čia dar, kaip čia reikės išsiaiškinti. Taip, ir daiktatėžės 1, 2, gale 3, 4, 5, 4 iš viso gale, tai iš viso 6. Neoniniai diodai, kriterijų siute. O mikrobangė veikia tik tada, kai pasijungia į 220. Kaip ir rozetė, irgi veikia tik kai pasijungi į 220. Šiukšliadėžę jau sulaužiau, pasiėmiau, jau sulūžo, jau sugebėjau užkart sulaužyti. Talentas, neabejotinai. Pakabėlė, čia sakiau, jeigu reiksiu žmonės išeiti, tai kažką apsirengti. CO matuoklis. Ar aliarmas, aš nežinau kaip čia paaiškinti. Būtinas dalykas, nes užmigsi ir neatsikelsi. Taip, šviesos. 1, 2 ir 3. Visos yra veikiančios atskirai. Šviesiau, tai yra mažiau šviesiau, daugiau šviesiau. Viskas veikia nuo Leisure Battery. Leisure Battery yra čia apačioj. Po šito sofą. Taip, čia matom visą centrą valdymo. Šildymas, rozetė, vandens šildytuvas, diodai, laukinė lempa. Čia yra baterijos pakrovėjas, šiuo metu kraunasi. Kas čia dar? Ir gali pajungti vandens pompą, kad užpumpuotų slėgį į šitą sistemą. Apačioje yra Leisure Battery, gal irgi kada parodysiu, kad atitraukęs. Leisure Battery, tai čia yra atskira 12 voltų didelės talpos batereika. Jeigu off-grid'e, kažkur gamtoj, kempingauji, tai maitina lempas. Maitina vandens pompą, kad turėtum kaip indus užsiplauti ir nusipraust su šaltu vandeniu. Jų maitina šaldytuvą ir kas mano nuostabai buvo labai keista, maitina ir šaldytuvą. Techniniai buvo trukdžiai, maitina ir šaldytuvą. Taip, čia yra gaminimo area. Papačia yra dujinė, kaip matėte ankštėliau šiandien. Kriauklė. Tai čia visokie dalykėliai. Viską. Jam starteris būtinai rekomenduoju visiems turėti. Nes nežinai, kada reikia. Šiaip ne vienam žmogui esu jau pagelbėjęs.
Vieną kartą net ir užsidirbau alučio. Taip, turėjau pakankamai proto su savim pasimti saksofoną. Nežinau, kiek čia iš to naudos bus, bet o kodėlgi ne. Gal pavyks pagroti kur nors. Kas dar? Ką jums parodyti dar? Taip, spintelėse, visokie einami dalykai. Štai pas tautietį pravardę Kaminkretys, ar jis pats čia taip užsivaideno, vadino naminių konservų. Neabejoju, kad bus be galo gardus, nes visas dešros, viskas pasaka. Negali sustot valgyti. Čia negero maisto, vandens. Ką dar parodyti? Čia vyno turiu, medaus pusryčiam į arbatą, pipirų, lėkščių, riešutų, vegetos, laptopas ir džemperis. Kas ten dar? Ten visi kitokie rūbai, visų rūbai. Nežinau, nei koks oras, nieko kaip čia kam reikės pasiruošti. Tai vis tiek vieta neriboja, kodėlgi ne. Ten tie 3 maži pipsiukai, tai yra USB chargeriai. Taip, ką dar? Taip, tai čia yra stalčius. Parodysiu. Čia įrankių, pjaustymo lentelė. Čia turime puodas, svogūnai, bandelės visokios. Tokie einami dalykai. Taip. Na ir čia jau yra sostas. Sostų karai. Sostas. Pasėdė ant sosto. Čia yra išleisti pasidėjimo rezultatus. Čia nuplauti. Girdit, pompa įjungė. Tai čia susidėjau dušo reikmenis. Čia taip pat yra ir dušas. Nors praktika byloja, kad dušuose, tai čia žmonės iš bėdos maudosi, nes dažniausiai kempinguose būna dušai ir visa kita. Ir plus irgi tualetas toks dalykas, viskas, kas ten įeina, paskui turi išeiti. Tai, parodysiu, kai rodysiu kampervano lauką, bet jau čia bus ne šiandien, kitą dieną, nes nereikia per vieną dieną visko išrodyti. Paskui nežiūrėsit. Šitą dalyką norėjau parodyti. 3D printeris, geras dalykas. Tai yra toksai sąrašiukas. Prieš išvažiuojant, prieš pajudant, tiesiog praeini ir susižiūri. Šitas dangtis, jie beje labai brangus yra. Šiaip viskas, kas susijęs su kampervanais, baisiai brangu, bet nežinau kodėl. Ar uždarytas? Taip. Ar šaldytuvas uždarytas? Taip. Ar viskas čia prisekurinta? Taip. Gerai. Windows locked. Langai užrakinti. Ventiliatoriai uždaryti. Taip, visokie dalykai prisekurinti. Tai toksai labai geras dalykas ant magnetukų. Tikrai rekomenduočiau pasidėjai bet kur ant akių ir išeinant prieš važiuojant visą laiką susižiūri, nes klaidos kainuoja brangiai. Dabar šiuo metu esu prisijungęs ir prie elektros su kabeliu, tai įsivaizduokit, paimčiau ir nuplėščiau visą elektros stotelę. Tai kokia gėda. Tai va. Tai sakyčiau, šiai dienai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų nuotykių.
Labas rytas, mėly žiūrovai. Vyksta bandymas. Žiūrim, kaip garsas, tikrinam, ruošiamės į kelionę. Nuotykį. Nu va, tikrinimo pabaiga.